Kuo arčiau buvau šito tikslo starto, tuo labiau vis kitokios mintys aplankė. Ir tokios šiandien, tarkim, į pareigį kažkaip ypatingai tokios mintys, kad kažką darom gyvenime tokio, ką seniai svajojom ir neišdrįsom. Perduokit tiem Agrobitį skaitytojam, kad važiuojam už visus mus ir už bobas mūsų, už vaikus narglėtus ir už mūsų žemę. Kaip manot, apvažiuos kaip ir Lietuvą ar nelabai? Laisvai kaip Dakaras? Pabaigs etapą? Dar lengviau. Teko dirbti? Jo, per savaitę tiek pravažiuodavau. Atsikūrė štai Vilkaviškio ūkininkų sąjunga. Kodėl to reikėjo? Manau, tik į naudą visiems, nes seniau tėvai tie patys priklausė irgi prieš tai egzistavusiai ūkininkų sąjungai, naudos, ką žinau. Būdavo, sako, ir žinios kitaip pasiekdavo ir viskas, o šiais, manau, technologijų laikais dar didesnė sklaida, informacijos dalymosi, visas greitis ir po kol kas. Aš tai džiaugiuosi, kad jie priklausau. Vienas lauke ne karys. Posakis toks yra, tai ir paskutinis prieš metus beveik vykęs, tas pats mitingas, protestas mūsų tą parodė. Buvom viena daugiausiai technikos vienetų į Vilnių atvarius sąjungą ar rajonas, kaip pavadint. Tai manau, tikrai naudos ne vien mum ir aplinkiniam duoda. Na va, čia mūsų traktorius, mūsų kabina. Kiek sostas sutvirtytas, prisidėję telefonų kroviklių, važiuosim tikrai saugiai. Įdėtas po sostovę bastą, matot, po operatoriaus sosto ir yra antras pečiukas čia įdėtas. Tai kad ir suges traktorius kely, mes turėsim vis tiek šildytuvą. Viskas primityvu, bet nuo to vis ir pradėjau žemės ūkį. Kiek man mokinausi profesiniai, tai va teko man su juo pavairuoti. Gal kokią 20 minučių ir viskas. Nieko stengiamės netobulyti. Tiesiog, žinokit, kuo arčiau buvau šito tikslo starto, tuo labiau vis kitokios mintys aplankė. Ir tokios šiandien, tarkim, į pareigį kažkaip ypatingai tokios mintys, kad kažką darom gyvenime tokio, ką seniai svajojom ir neišdrįsom. Tiesiog išeinam iš savo komforto zonos. Tai aš, kaip ir sakiau, pirmai šio kelionėje aš tikiuosi nuotykių ir sunkumų. Aš jų nebijau, nei tų nebijau. Tai tikiuosi, kad išmoksim kažką tikrai iš šito dalyko mes. Kaip tau, Šarūnai, kilo mintis prisijungti prie šito? Čia tu pats sugalvojai? Ar čia buvo pirmoji Artūro? Tai iš tikrųjų kalbėjom apie traktorius ir Artūras sako, žinai, tas 150, tai, bet sakau, jeigu apie Lietuvą reiktų važiuoti. Ko gero, sako, jeigu apie Lietuvą, tai ir po to, sako, darom. Kokios 2 dienos praėjau, vėl susiskambinom, tai sako, žinok, reikia padaryti, Artūrą. Tai čia sakau, nežinau, kuriem labiau tą priskirtą idėją, bet... Jums ką tai reiškia šitą kelionę? Jums asmeniškai, Šarūnai? Iš tikrųjų, tai aš galiu pasakyti, ko nesiekėm šitą kelionę. Galbūt net lengviau pasakyti. Kažką užgauti, lik nesuprasti ar kažką. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad kai sugrįšim, suprasim, ką jinai iš tikrųjų. Čia neeilinis toksai gyvenimo įvykis, tai kad reiškia, tai iš tikrųjų daug. Esu Artūro Vakarino žmona, čia ta, kur jo manęs dėka, čia pasigiriant, išvažiuos jisai. Bet tai sako, Artūras sako, tai va, palieku žmoną su 3 vaikais, ar bus sunku susitvarkyti, kaip gal? Šiaip paslaptis ar ne, tai kai gimė mūsų mažoji, tai mėnesį laiko apskritai mes gyvenom su vaikais vieni, dėl to, kad Artūrui buvo lygiai darbymetis, nes gimė jinai Liepą,
tai aš buvau viena su 3. Tai jeigu mėnesį laiko ištempiau su leliuku, tai manau, kad dabar jau su didesniais, ten tą savaitę laiko, tai nėra bėda. Nu jisai sako, nu nežinau, ar į savaitę laiko tilpsim. Ne, aš manau, kad jis savaitę laiko neiškęs be mūsų. Mes be jo, tai mes išgyvensim, kaip mes įpratę be jo gyventi, bet jis be mūsų nepratęs gyventi, tai jam bus sunkiau. Kai pirmą kartą Artūras pasakė, kad planuoja važiuoti, kaip sureagavo? Nu, prisiminkit tą dieną, tą akimirką. Taip, čia buvo kelių dienų buvo toksai momentas. Jisai man sako, Eurika, ką pagalvotum, jeigu išvažiuočiau su traktorium aplink Lietuvą. Ir aš taip, jėga. Ir jisai taip po 2 dienų, 2 dienas į mane taip vaikšto, žiūri, keistai sako, bet turim, tai mane išleistum. Sakau, aišku, kad aš tavim didžiuojuosi, nes niekas taip nesugalvojo, niekas nedrįsta taip pasielgti, žinai, sakau, kokį aš vyrą turiu. Ir aš matau kristalą jo akyse tokį, tai mums taip širdelę paglosti. Yra įdėtas į šitą traktorių sekimo renginys, kuris fiksuos kiekvieną mūsų nusukimą ir kilometrus rodys, ir greitį rodys tikslų. Aha, ir mes kiek jūs laiko planuojate viską? Iš pradžių planavom per savaitę, bet čia kiek dabar nusimatų visokių reikalų, tai galimai neužteks savaitės. Taip, čia viskas vyksta šitaip. Sustosim vakare, tik aišku bus bortai uždaryti. Atsidarysim bortą. Čia va, laiptiniai tai yra čia. Valgy darysime šešildyti. Svarbiausia yra tualetas. Neteršim gamtos, tikrai net yra ženkliukas, naktį nešia apgraibom gali pajus, kad tikrai tualetas. Mūsų bus va čia miegamos vietos, čia bus šildytuvas, čia bus dar uždėsim paskui tokį dėkį, užsileis, čia šilumą pūs per šitą šlangą, čia yra vebasta, tokia pat kaip kabinų dėta. O dūmą eis per galą, nes čia bus kitaip atsukta. Įeinam į vidų, nusirengiam kažkiek, nenuogė, bet nusirengsim, gal ir nuogė, nežinau. Ir jauni vyrai, dviesi, tai čia. Paskui yra miegmaišiai. Lysim į miegmaišį. Čia polisterolis po apačią. Šilta. Iš šonų šilta. Kai vištidį. Ir viskas bus nebus paduškų, tiesa. Šarūnas pasėmė, aš nepasėmiau. Kiek laiko ruošėt visą, sakoma, techniką, miegamasias vietas? Šiaip laiko prasme tai gal užtruko viskas. Mes įpirkom lapkričio gale tą traktorių. Mes pirkom tam tikslui. 3700 kainavo. Dar beveik tiek pusėje įdėti pinigų, kad jis atrodytų taip, kaip atrodo. Ir tai dar netrodo taip, kaip turėtų iš tikrųjų galbūt atrodyti. Gerai, sakai, vat nuotikių galvoja. Įsivaizduok, jūs žmonės su fantazija, visi vilkaviškiečiai. Dabar sustojate kažkur tai kaime kokiam tai prie parduotuvės, produktą nusipirkti ar dar kažką tai. Taip. Ir matote prie parduotuvės įėjimo sėdinti tokį sustyrusi žmogelį, žodžiu, su skarmalais toksai taip. Ir pasižiūrėti, o, Kęstutis Navickas. Kaip reaguočiau labai paprastai. Man ir Šarūnai visi žmonės yra lygus. Kęstutį nepaliktum nelaimį, nes jau būtų akivaizdžiai matoma, kad jis nelaimį žmogus. Pamaitintum, paveižytum priekaboj, davežtum iki Vilnius gal reikia, gal iki kažkokios įstaigos, kur perauklėja žmonės. Ir tiek, ir palėgėtum gero kelių ir dar įdėtum į saują pinigėlį kokį. Tikrai žmogus nepaliktum nelaimį, kaip galbūt kažkada mes buvom palikti ir nusigręžta nuo mūsų. Įsivaizduokit, jūs sustojate kaime kažkokiam, reikia parduotuvę nueiti. Einate į parduotuvę, prie parduotuvės durų, įėjimo, sėdi tokia sustyrusi moterėlė, žodžiu, su skarmalais, veidas purvinas, pralošusi rinkimus Ingrida Šimonytė. Kaip sureaguotumėt? Iš tikrųjų, tai tėvai mokino pasisveikinti. Ko gero, pirmiausia pasisveikintume. Jeigu nesakytų, padėkite man. Čia iš tikrųjų visi mes Dievo vaikai, tai iš tikrųjų, jeigu galėtume, tai kažkur padėtume. Ką perduotumėte Agrobitės skaitytojams? Agrobitės stebėtojam, skaitytojam, ar nežinau kaip pavadintai, perduotume, kad palaikytų mus, jeigu gali. Mes stengsimės dėl jų, o jie tegul stengiasi dėl mūsų, palaikydami, stebėdami mus. Iš tikrųjų, jeigu taip pajuokaujant, tai daug kas klausia, dėl ko važiuoja, tai perduokit tiem Agrobitės skaitytojams, kad važiuojam už visus mus ir už bobas mūsų, už vaikus narglėtus ir už mūsų žemę. Tikrai nemažai žmonių sulaukėm tokių pasisakymų, kad jėga gerai, mes irgi norėjom, bet jie jau ten, pavyzdžiui, vyresni žmonės jau
gal fiziškai kitaip jau nėra drąsos tai pabandyti. Tai visiems norėčiau palinkėti, kad jeigu ką norit, darykit, nes mūsų laikas šito žemė yra be proto ribotas. Ir jeigu ne dabar, tai kada? Esu prenumeratorius Agrobitės, tikrai viską žiūriu, man įdomu. Ir žiūrėkit toliau Agrobitę, nes per ją pačios geriausios ir šviežiausios, svarbiausia, aktualiausios žemdirbių naujienos pateikiamos jums.